Kas yra ChatGPT Shopping, kodėl tai turėtų būti įdomu verslininkui, kuris turi elektroninę parduotuvę. Apie tai bus 57 SEO trečiadienio epizodas. Mano vardas Vladimiras, EasySEO reklamos agentūra. Turime naujieną, kuri buvo paskelbta, arba galim pasakyti atnaujinta ChatGPT blogė, OpenAI blogė, apie tai, kad ChatGPT išleidžia naują funkciją, kuri yra prieinama Plus, Pro arba nemokamam vartotojui ir net tas, kuris yra neprisijungęs prie ChatGPT ir visur, kur ChatGPT yra pasiekiamas. Kodėl tai turėtų būti įdomu? Todėl, kad jūsų elektroninės parduotuvės rezultatai gali atsirasti ChatGPT rezultatų pokalbyje. Kaip tai atrodo? Parodysiu, aš jau esu padaręs kelias užklausas, kad dabar negaišti laiko, nes jis generuoja ne tą pačią sekundę. Gerai, pirma užklausa, kur buvau suvedęs, yra Dr. Clouders maistas šunims. Ką mes matom? Yra nuotraukos, yra nuoroda į rezultatą, iš kur yra paimtas šitas tekstas, yra aprašymas šitos maisto linijos ir yra nuorodas, čia matom, Tucikas.lt, Dakrines.lt, beje, rekomenduoju, čia yra mūsų klientas, rekomenduoju, jeigu turit šuniuką, kačiuką, užsukti į parduotuvę, Evet.lt, Keturkojas.lt rezultatai ir dar yra rekomendacijos, kur įsigyti. Beje, Lietuvoje rezultatai dar neatrodo taip kaip Amerikoje. Amerikoje pateikia daugiau informacijos, bet čia yra laiko klausimas. Iš praktikos matau, kad į Lietuvą naujienos atkeliauja šiek tiek vėliau nei Amerikoje, bet žiūrint, kas vyks Amerikoje, jau galima ruoštis tam, kas bus Lietuvoje. Gerai, grįžtam prie rezultato. Čia matom yra rekomenduojamos parduotuvės, kur galima įsigyti tą produktą. Ir dar yra papildomai šaltiniai. Judam toliau prie kito produkto. Jeigu suformuoti užklausą, kur yra geriausia iPhone 15 kaina. Ką mes matom, yra nuotraukos, gal nėra tiek įdomu, bet geriausias kainos Lietuvoje. Tai, ką jis rado, yra kainos LT, kaina 24, sąrašas yra matomas, pateikiamos kainos, spalva ir dar pastabos. Dar čia yra kažkokios rekomendacijos, irgi būtų galima, kam įdomu, galėtų skaityti ir tas pats principas yra nuorodas į šaltinius. Kita užklausa. Geriausias minkštas čiužinys su išmatavimais ir jo kaina. Pateikė nuotraukas ir tada jis atrinko pagal savo kriterijus, koks yra rekomenduojamas geriausias čiužinys ir pateikė rekomendaciją, kur įsigyti, nuorodą, kur įsigyti. Čia yra ir Varlė.lt, Čiužinukas.lt. Visų sąrašą neskaitysiu, čia dar yra patarimai, bet kaip galima apsieiti be kavos aparatų. Parašiau tokią užklausą. Geriausias kavos aparatas biurui, kur dirba 8 žmonės ir beje, čia galima žaisti priklausomai nuo užklausos, rezultatai gali skirtis. Nes pavyzdžiui, jeigu parašysim geriausias kompiuteris 10 klasės mokiniai, gali būti vienas rezultatas, o geriausias kompiuteris verslininkui, kuris dirba su vizualais, pavyzdžiui, grafiniais vizualais, gali būti visai kiti rezultatai. Grįžtam prie šitų rezultatų. Matom, yra nuotraukos, panašus principas, yra sąrašas produktų ir rekomendacija arba nuoroda, kur galima įsigyti. Ok, grįžtam prie pačio koncepto. Kam įdomu, čia straipsniai yra daugiau ir pavyzdžių, daugiau detalių, bet kas yra svarbiausia, ką reikėtų žinoti. Vienas iš privalumų turint Shopify parduotuvę yra tai, kad Google automatizuoja, Google ChatGPT paima iš Shopify domenų bazės ir turi, bent laikinai dabar, turi prioritetą parduotuvėms, kurios yra su Shopify sukurtos. Nes yra sujungimas su Amazonu, su Walmartu, tai jau galioja Amerikai, Shopify, Amazon, Walmart ir kiti, pavadinkim, gigantai. Taip, kam įdomu, kas turite WordPress WooCommerce parduotuvę arba kitą parduotuvę, aš čia kalbėsiu toliau apie WordPressą, straipsnio pabaigoje yra pateikiamos rekomendacijos, ką reikėtų daryti. Tai pagrindinė rekomendacija, nesvarbu kokią platformą turit, įdiegti mikroformatas, dar dažnai vadinamas schema.org standartą, kuris aprašytų kode suprantamai robotams, kur yra produktas, kur yra kaina, ar sandėlyje yra, koks yra kiekis, kokios yra variacijos ir panašiai.
Iš tikrųjų, štai čia yra rekomendacijos, ką reikėtų įgyvendinti, kaip tai padaroma. Neapkrausiu techniniais dalykais, čia turėtų būti darbas padaromas programuotojui. Kaip tai padaryti? Surandat programuotoją arba tiesiog parašysit savo programuotojai, žiūrėk, man reikia užkoduoti struktūrinius duomenis. Galima nusiųsti šitą sąrašą, tada programuotojai bus lengviau suprasti. Tai padaroma WordPress'e yra pluginai, įskaipiai, kurie tai gali padaryti. Mes visą laiką darom arba stengiamės daryti tai rankiniu būdu. Jeigu jums reikia pagalbos su užkodavimu elektroniniai parduotuviai, galite parašyti mums. Jeigu video patiko ir buvo naudingas, spauskite like, nepamirškite prenumeruoti naujienas YouTube. Tiek šiam kartui, iki.